Lietuvos tiltai sunkiai atlaiko gamtos išbandymus. Žiemą stipriau paspaudus šaltukui įgriuvo automagistralės Klaipėda-Kaunas-Vilnius tiltas ties Kleboniškiu. Praėjusią naktį stipraus lietaus neatlaikė Turžėnų tiltas, vedantis senuoju keliu iš Kauno į Jonavą. Vietiniai gyventojai pasakoja, jog akmenys nuo tilto iš beveik 10 metrų aukščio pradėjo kristi jau pavakare. Po kiek laiko pasigirdo ir didžiulis trenksmas. Žemyn nugarmėjo visas šlaitas. Kartu jis nusinešė ir prieš keletą metų praplatintą tilto dalį. Mums bekalbant, vėl išvirdaus vienas akmokytas ir daug žemės. Aš sakau, jau čia tikrai gerumų nesibaigs. Ir tik, gal mes pusę minutės, kaip atėmė ateiktų į tą momentą, ir tik viskas taip. Sukrito ir taip sekundaliai viskas. Ir viskas. Ir užtvindė, tos skylės nebuvo. Į įvykio vietą nedelsiant iškviestos specialiosios tarnybos. Ekskavatoriumi nuošliaužos užkimštoje dar caro laikų statybos pralaidoje prakasta skylė. Pro ją kitoje tilto pusėje stipriai pakilęs vanduo pradėjo sunktis tik paryčiui. Kelininkai sako, jog numatyti nelaimės nebuvo galima. Čia palyginus tai yra nuokalni ir, kaip sakyti, prie ties pralaidas labai status šlaitai. Kai dabar yra lietus labai lyja, matyti primirko šlaitai ir kartu su šlaitas slinko ir nugriovė atraminę sienelę tos pralaidos. Nuvažiavo kartu kelio šlaitas ir kelio metras pločio kelkraščio nuvažiavo žemyn kartu su visu šlaitu. Laimei žmonių aukų pavyko išvengti. Tik per atsitiktinumą įvykus nelaimei į upę nugarmėjusių kelių mašinos nevažiavo. Vietiniai džiaugiasi, jog vakaras buvo per šaltas maudytis taip vaikų pamėgtame Šešuvos upelyje. Visas vietinių pliažas dabar jau užverstas didžiuliais grumstais ir akmenimis. Pirmiausia, dabar reikia padaryti, kad atitvarus padaryti atitinkamus, kai nenukristų žmonės, kai nevyktų nelaimė. Antra, kad galėtų judėti lengvasis transportas. Reiškia, sunkiam transportui nebus leista, kadangi vis dėlto pavojus šioks toks išlieka, didelio svorio mašinom judėti tą trasą. Eismą paleisim rytoj lengvajam transportui ir stebėsim, kas toliau vyksta. Jeigu matysim, kad dar labiau slenka šlaitas ar trūksta asfaltas, visai uždarysim kelią, kadangi iki tos vietos privažiavimas yra iš abiejų pusių. Kiek kainuos ir kiek laiko truks tilto remontas, kol kas tik spėliojama. Pirminiais duomenimis sutvarkyti pralaidai ir atstatyti įgriuvusiam tilto šlaitui gali prireikti beveik pusės metų. Reporterė Kristina Karlonė, Jonavos rajonas.